Sveiki žvejai 2019 metais. Sveiki sulaukę naujo karpininkų sezono. Bet šiandien aš nežvejosiu. Bet dėl ko šiandien jūs mane matot žvejai? O dėl to, kad testuosim naują Spider Spombą. Tai yra šių metų naujiena ir pažiūrėsim, ką jinai mums parodys. Gerai, pradėkime. Testas numeris 1, Spider Spombos sverimas. Tuščia, galit pažiūrėti. Tuščia, jinai įsiskleidžia į 4 dalis, pasveria. Rodam žilko. Taigi, tuščia, jinai sveria, nei daug, nei mažai. 62 gramai. Dabar pabandom pasverti Spombą, senąją mūsų legendinę jau. Sverkim legendinį. 57. Taigi, žvėjai, matėm, kad naujoji Spomba svėrė 60-62 gramus, Spomba svėrė 57 gramus. Dabar įdėsim pašaro jas ir pažiūrėsim, katra daugiau paima. Jin taip atsidaro, šiek tiek iš šono pakleipi. Čia yra magnetukai. Magnetukų va, taukštį. Girdit? Magnetukai įsiskleidžia į 4 dalis. Paskui pademonstruosiu, kaip jinai skysčius laiko. O dabar įsidėkime paprasčiausiai į pašarą. Jin turi labai gerą privalumą, kad galima nesimozuojant rankų, va, nedidelę dalį, va, įsidedu ir takšt garsas buvo. Viskas, įdėjo, pasverkim. Vidutinė tokia normali neperliauta dozė sveria 201, iš viso minus 62, apie 140 gramų pašaro su ją paima. Visai neblogai. Dabar įdėsim su didžiaja. Didžiaja taip nepavyks gražiai įdėti, įdėsim su ranka į ją. Na, tokia va vidutinė, neprigrūsdamas. Dar čia šiek tiek vietos liko. Ir pažiūrėkim, kiek mes talpinsim į didelį. Jin svėrė 58 gramus, 212 gramų žvėjai. Ne ką daugiau, 215, va, susilyginom svarstyklės. Tai pakraunam apie 10 gramų tik daugiau. Taigi va, matome mūsų skirtumus. Vieną įkrovė 140 gramų, į kitą apie 150 gramų. Toks skirtumas, visai nedidelis. Atliksim metimo testą. Iš pradžių atliksiu stiprų metimą, pažiūrėsim, ko jin verta, kaip skrenda. Taip, pažiūrėkit, dar jinai man turi privalumą vieną. Jau atsimenat, jeigu su senaja Spomba būdavo netyčia, varkštelni va tai va į vandenį ir atsidaro. Varkštelni ir atsidaro, o šita nieko. Silpnų smūgių jinai nebijo. Vyniojasi visai panašiai kaip ir senoji Spomba, nėra tikrai, kad labai lengviau. Metasi, kaip matėm, visai normaliai, kaip pirmas metimas po pusės metų, visai gerai išėjo. Padarysim antrą metimą tolį. Matau, dėl ko man jinai pasiteisins ir jinai dėl ko bus mano kuprinėje. Dėl to, kad aš mėgstu gaudyti spiginiais rieštais, o jie yra, kaip žinot, snargliuoti. Tų snarglių ne visą laiką nori simti su rankam. O čia va, puikiausiai su pirštinyte parodysiu, kaip dar. Va, atidarom. Čia įsivaizduojam, kad mūsų riešutai snarglini. Va, paimu, op, papurtau gražiai. Rankytės mano švarios. Taukšt uždariau. Nuvaliau su pirštuku. Viskas. Metimui paruošta. Atliekam antrą metimą. Spomba tikrai atsidarė. Vynioju. Jeigu taip aukštai pakėlės, eina labai lengvai. Atsidarė visi tie turi. Pažiūrėkit žvėjai, kokį jinai dar turi milžinišką pliusą. Pratestuosim toj prieš didžiąją Spombą. Atsidarom vieną dalį. Sakykime, mums reikia nunešti į mūsų žiaukinimo tašką likvidą. Tai tebūnė čia, dabar aš pripiliau vandens, tai tebūnė čia atseit pirpilom aliejaus ar kažkokio boosterio. Čia gal dar galima įdėti
sakykime, mums čia reikia dar įdėti kažkokių tai grūdelių. Va, įdedam. Ir pažiūrėkit, kaip jinai laiko vandenį. Praktiškai kapsi tik keli maži lašeliai. Ir jūsų skysti puikiausiai jinai nuneša į norimą vietą. Va, štai taip. Dabar palyginimui galim pažiūrėti, kiek laikys šita didžioji spomba vandenį. Įpilam vandens. Ką mes matom? Kad tiesiog srovelė bėga. Ir su didžiaja sunkiai benuneši aliejų. Kol užsimosi mestis, visas va išbėgo. Visas skystis praktiškai tuščia. Dar kartą įpilum aliejaus neva mūsų. Ir užsimoju ar kažkokio tai traktanto, ar boosterio. Ir metu puikiausiai laiko. Va, atsidarom visi šlapiai. Žvejai, išbandėm spombą, naują Spider spombą, Vora spombą. Kaip matėm, turi 4 atsidarimo būdus. Skysti laiko puikiai, pašaras labai neblogai, plasmasė yra tiesiog puikiai. Galima lankstyti, nieko jai nesitinka. Ir labai didelis pliusas jos. Praktiškai matėt, aš dirbau su pirštinėm, pažiūrėkit kokios mano pirštinės. Švarios, gražios. Aš visiškai neįsimozuojau rankų, nes viską dariau kaip rodžiau. Gražiai ėmu, galima ant vandens pademonstruoti. Va, op, pasemiu, uždarau ir viskas. Vandenį laiko puikiausiai. Puikiausiai, jeigu dar koks kruopštesnis pasitepsit su silikonu tuos, tai iš vis jums bus 100%. Vienas minusėlis, iš kokių 7 metimų vieną kartą neatsidaro. Pabandykit ir jūs. Iki greito žvejojimo žvejai. Tuoj susitiksim. Iki.